Neatskiriama bet kokių moters ir vyro santykių dalis – barnis. Barnių būna įvairių. Kas čia? Daiktai tavo, va, kas čia? Būna kupinų emocijų. Savarytas man nervai nelaiko, aš ką tau? Į grauždyką panašiai. Kaip itališkos santuokos. Ką tu čia man meluoji, ašgi mačiau, kad tu tą kalę priėmei pas save į Facebooko draugus. Tai kasgi čia tokio, Saulytė? Kas čia tokio? Tu manęs klausi, kas čia tokio? Jis kasdien kelia į Facebooką savo pusnagės nuotraukas, o tu jas žiūri. Šiandien priėmei į Facebooko draugus, rytoj priimsi į savo lovą. Jūs Trinytė pagailėk mūsų mažiuko. Och, tu niekšė, tu dar mūsų mažiuką prisiminiai. Kur tu bėgi? Ateik čia, ašgi nes čia, aš negaliu taip greitai bėgti. Ateik čia. Ir būna ramių barnių, kaip norvegiškos santuokos. Vakare ateis mokytoja. Sakė, nori pasitarti, į kokią profilio klasę leisim Tomutę. Bet aš negaliu, man vienintelė išeiginė per 2 savaitės. Ne, tai irgi itališkos santuokos pavyzdys. Dar būna barnių mįslių. Tu kur? Taip atsitinka, kai viena pusė net nežino, kad įvyko barnis. Palauk. Kur tu? Štai tokiomis sunkiomis akimirkomis moterys ir vyrai susibūria į grupes, kad galėtų išlieti širdį ir išklausyti tokios pat nelaimės ištiktą draugę arba draugą. Na, mergaitės, užkaskim liūdėsi ledais. Bent jau kinuose tai padeda. Linutė, iš kur tu ledų gavai? Pas tave šaldikrį radau. Batus panos, nedepresuokit, net į pirmą kartą susipykot. Būtent, kad ne pirmą kartą aš jau nebegaliu. Bet jau visai suįžulėjo. Visai sužalėjo, nori, kad lakstytumėmės. Moteris prieš vyrą nesilankstys. Dar ledų. Hebra, aš ją pažįstu. Taigi čia striptizo šokėja. Kiek aš eurų ten esu užkišęs? Tai va, kodėl tu niekada pinigų neturi. Suprantu. Bet kaip gerai sporto klubas, ha? Už to, kai kainuoja nebrangiai ir vaizdai geri ir niekas smegenų neknisa. Namie tik ir girdi, meškiu, kaip tu taip gali? Aš čia kamuojusi, o tu mėgaujasi. Ne, kamuoti su manimi. Jo, teisingai tu čia sakai. Žinot, aš iš vis pagalvoju. Moteris su savo vyrais eksperimentuoja. Išsamiau prašyčiau. Nu, pavyzdžiui, naktis. Mėgytų po ilgos darbo dienos, privargęs jau, ne? Ir staiga. Meškiuk, girdi meškiuk? Kas? Nori apelsinų. Nu, kaip, tu iš pradžių nepatikė. Galvoju, gal apsimigojęs, gal netaip supratai. Bet ko? Apelsinų, man reikia apelsinų. Apelsinų! 2 valandą nakties. Ir negalima palaukti iki ryto. Jokių būdų, nes čia ne šiaip savo apelsinai, čia gyvybės ar mirties klausimas. 2 valandą nakties. Ir negalima palaukti iki ryto. Jokių būdų, nes čia ne šiaip savo apelsinai, čia gyvybės ar mirties klausimas. Albertai, kas tau neaišku? Aš noriu apelsinų, man trūksta vitaminų, gelbėk mane. 2018 vasario 6, 3 valanda nakties. Bandomasis po kelių valandų miego yra pajėgus keltis ir eiti speiguotą naktį ieškoti apelsinų. Rytoj duosime sunkesnę užduotį. Aš nenustepčiau, jeigu tai būtų tiesa. Jo. Irma gimdo. Bėk! Strinytė, kaip tu? Oi. Kentėk, aš tuoj daiktus tik su... Aha. Ei. Ai. Aš tuoj pažiūrėsiu, ar visi daiktai yra. Strinytė, laikykis. Važiuok. Jau.
Labą dieną, mes čia gimdyti atvažiavom, čia gal arčiau galima. Solytė, einam. Valanda 21 minutė. Kas valanda 21 minutė? Tu iš darbo važiavai 31 minutę, čia važiavom 50 minučių. Sumoje gaunasi valanda 21 minutė. Solytė, nesupratau, tu ką negimdai, persigalvojai? Ne, aš nepersigalvau, bet su tavo tempais aš jau seniausiai būčiau pagimdžius. Tai tu mane tikrini? Aš tai pavadinčiau repeticiją. Parodyk, kas krepšį. Kas krepšį? Albertai, čiagi tavo sportinė apranga. Aš skubėjau, sumaišiau krepšius. Taip, tu sumaišai krepšius. Ne, tu nesumaišai krepšių, tu paprasčiausiai esi nepasiruošęs. Ir dabar aš to įsitikinau. O žinot, kas labiausiai mane glumina? Visi vyrai iš esmės yra tinginiai, bet taip savim pasitikė, kad neduok Dieve. Iš pradžių reikia 100 kartų prašyti, kad jis ką nors padarytų, po to 1000 kartų priminti, kad jis pažadėjo, o po to, jeigu įvyks stebuklas ir ponas padarys, ką pats pažadėjo, tai vieną kartą aš paprašiau jo nupirkti man apelsinų. Vakare jis man jų nupirko. Brangioji, dabar pasaulis gali miegoti ramiai. Bet būtumėt mačiusiosio veido. Toks jausmas, kad jis man ne apelsinų parnešė, o pasaulį išgelbėjo. O jis juk nuėjo tik tai iki visą parą šalia mūsų namų esančio kioskelio. Bet jis yra didvyris, žygdarbį įvykdė. Ir tas jo žygdarbis man bus primenamas visą mėnesį. Stirnytė, ašgi viską darau, ko tu nori. Tai leisk man nors serialą pasižiūrėti. Stirnytė, tik nesakyk, kad aš nieko neveikiu. O kas tau apelsinų nupirko? Saulytė, tu nusišneki. Kaip aš apie tave negalvoju? O kas tau kas naktį apelsinų bėga pirkti? Ir jis man kiekvieną mielą dieną primena tuos apelsinus. Nors iš tikrųjų tai jisai beveik visus pats ir suvalgė. Taigi tiems vyrams tik paryti ir te rūpia. Linutė, o ką mes šaldytuve dešros turėjom? Viršutiniai lentynoj. Žinot, kas labiausiai nervina moterise? Kas? Atrodo, kad esi jau pakankamai suaugęs, gana solidus žmogus, visi tave gerbė, viskas lyg ir puikiai sekasi, bet staiga... Albertai, ką tu čia paėmei? Ne, nu neįmanoma. Kas čia? Kodėl aš tavęs klausiu, kas čia? Pienas. Aš matau, kad čia yra pienas. Bet koks pienas? Ar tu pats matai? Aš tavęs prašiau liesą pieną paimti, o tu paėmei kokį? Sakai, kokį paėmei, ko tyli? Ne, nu neįmanoma tavim pasitikėti. Ir va taip, iš solidaus vyro tu virsti apgailėtinu snarglium. Kaip jis tai padaro? Mergo, žinot, ką aš dabar pagalvojau? Apie baronkas. Prie arbatos labai tiktų. Klausyk, tu ką čia pavalgyti atėjai? Ne, taigi aš nervinuosi dėl jūsų, o kai nervinuosi, labai noriu valgyti. Nu, apie ką tu pagalvoji? Ai, žinot, galvoju išteki ir galvoju, jis tas vienintelis tau skirtasis. Bet laikui bėgant supranti, kad visgi ne, kad klydai. Bet laiko jau nebesugražinsi ir tu jau nebe tar vaiką turi. O gyveni tik dėl jo. Ir tada pradedi galvot, tu padarai klaidą, tu padarai klaidą, tu padarai klaidą. Grimkite, visi čia tikriausiai hormonai. Eglut, visos mes darėm tas pačias klaidas. Prisimeni, aš irgi svajojau apie laimę, netgi paskui savo klaidą į užsienį išvažiavau. Mergos, nu negi mes pasmerktos klysti. Neugi negalimo vyro iš karto perprasti, tinka jis ar netinka. Supranti, rinktis vyrą tai tas pats, kas rinktis arbūzą. Kol renkiesi, tai visi sako, o šaunus vyras. Parsineši namo, perpjauni, arba pernokės, arba dar blogiau žaras. Lina, tavo net metaforas apie maistą. Oi, kad būtų galima vyrus perprasti iš karto, įsivaizduojat, kiek klaidų išvengtume. O kad galima būtų jas įvertinti prieš vestuves? Čia kaip? Kaip? Pavyzdžiui, kaip būtų.
Suprantate, aš nusprendžiau tekėti. Noriu, kad įvertintumėt, ar apsimoka, ar ne. Tai kodėl nepažiūrėjus? Pažiūrėkim. Pradėkim nuo vonios. Na, neslėpsiu, išvaizda nieko, bet jau reikalauja kosmetinio remonto. Čiaupas dar nevarva, bet atitarnaus metus kitus ir gali tekti keisti. Taigi nepatarčiau. Narvas tai spręstų daugybę problemų. Neatsiliepsiu. Neatsiliepsiu. Ir dabar neatsiliepsiu. Skambink, neatsiliepsiu. O dabar padės ragelį. Sakiau? Tai ar ne paradoksas? Ašgi skambinu, žinodamas, kad neatsiliepsiu. O neskambinti negaliu, nes mane gyvas su jais. Nes jeigu nepaskambinsiu, sakyti, Meškutį, kodėl nepaskambinai, Meškutį, kodėl nepasidomėjai, kodėl... Raima, va, matai, čia yra šeimininio gyvenimo esmė. Dėkis į galvą. Kada jos pakiša mus po padu, kaip mes to nepastebim? Kaip tai vyksta? O aš galiu tau pasakyti. Sakyk. Suprantat, visas virsmas prasideda dar vaikystėje. Jau tada moteris pradeda savo juodus darbelius. Ima sukti mus aplink pirštą. Va, šita akimirka, pradžia. Jis jau galėjo parodyti charakterį ir sakyti jai, nešk pati. Bet ne, jam įkalta į galvą, kad čia yra kilnu. Ir tik po daugelio metų tas berniukas supras, kaip jis žiauriai apgavo. Koks aš buvau kvailus ir naivus. O juk mamos pagimdė mus laisvus. Bet svarbiausia, merginos, santykiuose su vyrais niekada nereikia pasiekti taško vadinamo sena sofa. Čia kaip? Sena sofa. Taip, sena sofa. Jūsų mylimi vyrai visada staiga virsta senom sofom iš tų seksualių eržilų. Senos sofos visada stovi priešais televizorių. O ką mūsų vyrai dažniausiai veikia? Sėdi priešais televizorių. Teisingai, Albertas irgi pastovi prieš televizorių, jo netitemsi nuo jo. Albi, tu matai, kad virtuvėje rozetė iškrito? A? Pažiūrėsi? Pažiūrėsiu. O sutaisysi? Aš šito abejoju. Bet tu tėvukui paskambins, kai jis atvažiuos, sutaisys. O tu? Saulytė, aš ją malaus nupirksiu. Man jau gėda tėveliui skambinti, nes susidaro įspūdis, kad tu savo rankomis čia nieko padaryti nemoki. O voverytė, savo rankom dirba tie, kurie savo smegenų neturi. Tai kad tu savo darbę dirbi tik tai savo liežuviu. Strinytė, mano darbas labai sunkus, nes labai sudėtinga klientui išaiškinti, kad kuo daugiau pinigų jis investuos, tuo jam linksmiau bus. Ir ant tokių vyrų labai dažnai kaip ir ant sofų randi maisto likučių. O, paranką radau. Bet baisiausia, merginos, ne tai, kad jūsų vyrai tampa senom sofom, o tai, kad jie visiškai nebereikalingi jums. Ir su tokiu vyru nebežinai, ką daryti. Nei jo išmesi, nei kam atiduosi. Tenka suktis iš padėties, keisti apmušalus. Ta viena. Nu, šitą skanesnė. Labas. Labas. O koks būtų šių gražių akių savininkės vardas? Žaklina. Žaklina. O tikras? Nu, jeigu iš tikrųjų, tai Eglė. Ne, Žaklina tau labiau tinka. O tu vedęs? Buvau. Buvai, tai kas atsitiko? Supranti, mano vedybinis gyvenimas. Dingi šia, Edvinai! Leisk man palsėti! Kaip aš nuo tavęs pavargau! Aš nežinau, ką su tavim daryti! Žodžiu, savo žmonai aš visada buvau niekas. Tai gal tau reikia paguodos? Taip. Tai einam. Aš negaliu patikėti. Ne ta šokė. Taip,
vaikeli. Kaip aš šampano norėčiau. Jūs ką tai baliavojate? Mama, tai mokytoja atėjus. O kiek dabar valandų? Be 5-6. Tomu tu nepergyvenk. Mes tuoj merginos šampaną, aš vandenį išgeriam ir bėgam. Juk, mama, tu juk žinai, kad man šitas pokalbis labai svarbus. Va, mam, labai svarbus pokalbis. Lina, tu irgi paskubėk ten. Mama, aš mačiau, kaip tėtis ėjo į laiptinę su mokytoja, einam greičiau pasitikti. Mama, greičiau. O į kokią klasę norėtumėt, kad eitų jūsų dukra? Oi, aš taip jaudinuosi. Atrodo, kad spręstųsi mano likimas. Bet taip ir yra. Toma, mano dukra ir jos pergalės ir pralaimėjimai yra ir mano džiaugsmas ir skausmas. Taip išėjo, kad mūsų šeimoje autoritetas yra mama. Ir Toma nori būti panaši į ją. O mama žurnalistė. Ir jau nuo pat mažumės Toma imdavo iš manęs interviu įvairiausiais klausimais. Pavyzdžiui, kodėl tu parėjai taip vėlai? Kodėl nenupirkai man lėlės? Arba kodėl tu manai, kad egzistuoja Kalėdų senelis? Todėl aš supratau, kad mūsų šeimoje gimsta žurnalistų dinastija. Ir kad Toma turi eiti į humanitarinę klasę, kur sustiprintos kalbos. Žinoma, aš suprantu, kad ne visi ten gali patekti. Ir aš nenoriu daryti jokio spaudimo. Ir tik tai kaip draugiškumo gestą. Norėčiau padovanoti jums 20% nuolaidą santechnikai. Ačiū, jokio spaudimo nieko nesusijęs su santechnikai. Santechnikai, taip, labai. Prašau. Ir tokie smalsi, tai tikra žurnalistė įlenda ten jau kažkur daro, tyrimus daro, tyrimus. Labas vakaras. Sveiki. Prašom. Tėvelį, taip aš tavim. O, aš irgi tave labai myliu. Tomute, palydėk mokytoją, padėk nusirengti ir pasodink prie stalo. Edvinai, aš ilgai galvojau apie vakar dieną. Atleisk man. O, ne, tai tu man atleisk. Man nereikėjo taip elgtis. Gali ką nori sakyti, bet mes vis tiek išliksime šeima. Kad ir išsiskyrus. Tomutė neturėtų dėl mūsų kentėti, ne? Aš tą šiandien tikrai labai gerai supratau. Alio? Nu labas, mažulė. Jo, grįžai. O pamokas parašai? Močiutė valgyt padarė. Gerai, aš to grįžtu ir to pakalbėsiu. Gerai, iki. Dukra? Dukra. Mano Erika. Žiūrėk, antrokė. O, faina. O tėvas? Tėvas kažkur yra, greičiausiai. Paliko mane besilaukiančią ir su didžiausiam skolom. Tai tenka suktis. Užjaučiu. Ne, nereikia manęs gailėtis. Man puikiai sekasi ir aš susidorosiu. O dėl šitos mergaitės aš padarysiu viską. Jinai viską turės. Tai ką, einam? Oi, Žaklina, žinok, aš visai pamiršau. Aš pamiršau darbe yra kažkokių labai svarbių reikalų. Atsiprašau. Kitą kartą. Gerai. Atsiprašau. Nusirenkačiuk. Tamsta mokytoja. Moters ir vyro santykiai sudėtingas dalykas. Visiems pasitaiko suklysti. Vieni praranda meilę, bet jiems lieka stiprios draugystės viltis. Strinytė, išmečiau tą kalę iš draugų. Kiti pripažįsta klydę ir tęsia kovą už savo meilę. O kai kam dar prieš akis ir klaidos, ir pergalės, ir pralaimėjimai. Neskaičiuokim valandų, kur praleidžiame kartu, galbūt viskas pasibaigs. Šiandien tu man graži, šiandien man nuostabi.